Labai diena. Tarp mūsų neretai gyvena žmonės, apie kuriuos mes dažnai girdime, juos matome, skaitome apie juos socialiniuose tinkluose, bet galbūt daug apie juos ir nežinome. Tai šiandien aš labai norėčiau pakalbinti žmogų, kuris, sakyčiau, tikrai visą savo gyvenimą yra labai susijęs su kultūra ir labai įvairiakryptiškai, bet tuo pačiu ir nuosekliai, su ta kultūra dirba. Ir šiandien su mumis čia yra kultūros viceministras, dabar jau Albinas Vilčinskas. Tai mes šiek tiek ir pasikalbėsime. Visų pirma, aš norėčiau paklausti, dabar aš jau žinau, bet kad tu esi prigimtinai rumšiškietis, bet kelios kartos tavo čia jau yra gyvenusios. Ir, apskritai, po to paklausiu, kodėl renkiesi Rumšiškėse likti? Sveiki. Ko gero, kartų skaičių būtų labai sudėtinga nustatyti, nors iš ties kažkada archyvose ir bandžiau ieškoti tų gilesnių šiek tiek šaknų, bet atsekti pačios pradžios be jokios abejonės neįmanoma. Bet iš ties esu tikrasis rumšiškietis ir tiek tėvai, tiek seneliai, tiek proseneliai yra šių žemių, šio krašto žmonės ir net ir dabar dar močiutė senelių sodybvietė šalia Maksimos vis dar yra kol kas tuščia, tai mano vaikystė visa prabėgo klausantis, girdint pasakojimus apie šio krašto žmonės, apie jų gyvenimus ir matant visą tai, ką mačiau savo akimis. Tai be galo įdomu ir man atrodo, kad čia yra tokia didžiulė vertybė, didžiulis turtas tai turėti. Tai vis tiek tavo veiklos vyksta, sakykime, skirtingose miestuose, dabar daugiausiai turbūt Vilniuje, ar ne, ir net galbūt tarptautiniu mastu. Bet kodėl tada reikėsi gyventi čia Rumšiškėse? Kas tave čia žavi? Matai, aš galvoju, kad kartais iš tiesų veikia tas dėsnis niekada nesakyk niekada. Tai yra vienas dalykas, galbūt kažkada vaikystėje, ypatingai paauglystėje ir mūsų istorijos virsme iš okupacijos į nepriklausomybę mes buvome tie paaugliai, pereinantys į brandžių žmonių galbūt bendruomenę. Tie visi įvykiai tuo metu atrodė šiek tiek gąsdinantys. Dėl ko? Dėl to, kad matant, kaip sunkiai gyveno ir dirbo tėvai, o dirbo iš ties sunkiai dėl to, kad kažką turėtų, savo tarsi kodavai tam tikrą užduotį, kad aš tikrai neliksiu čia, nieko neturėsiu bendro su tuo, ką ir kaip išgyveno ir dirbo tavo artimieji ir tu kažko sieksi daugiau. Tai tas atitrūkimas nuo šitų kraštų buvo labai sąlyginis, ribotas. Aš 10 metų pragyvenau Vilkijos mieste, Kauno rajone, bet ten gyvendamas lygiai taip pat dalyvavau aktyviai kultūrinėme vyksme, procese visame, bet iš vietos gyventojų girdėjau jų atsiliepimą apie bet kurį, kuris atsikėlė į Vilkijos kraštą gyventi. Ir jie turėjo labai specifinį žodį, aš manau, jie vis dar jį turi. Jie tokius žmonės vadindavo pribuišėliais, tarsi tasai, kuris atvyko, bet jis nėra vietinis, nėra savas, nėra tikras. Ir man tai buvo šiek tiek keistoka, nes Rumšiškėse aš to niekada negirdėjau, nors priešpriešų galbūt ir būdavo, jos galbūt kažkam iššaukdavo nepasitenkinimus, bet tai nebuvo menkinančio pobūdžio požiūris. Ir tas grįžimas, niekada nesakyk niekada, matyt, taip sukrenta kortos, kad vieną dieną tau verta grįžti, verta ne tik tai iš labai pragmatinių dalykų, ne iš patogumo, ne iš kažkokių tai darbinių ir finansinių reikalų, bet ir dėl to, kad atsiranda tam tikra trauka, kuri, kaip aš sakau, mes visi statom namus. Vieni statosi paprastus namus, kiti savo pilis, treti rūmus, bet visada lengviau statyti yra ten, kur yra tavo pamatai. Ir matytas pamatų turėjimas ir savotiškas jų pririšimas, jisai tave vis tiek sugrąžina atgalios. Tai prabėgus dabar jau aš Rumšiškėse kasdien nuolatinai gyvenu 18 metų be jokių išvažiavimų, atitrūkimų. Aš galvoju, kad tai turbūt yra lemiantis dėsnis, lemiantis sąlyga, dėl ko tu parvyksti ir po to galvoji, kad tas gero jausmo priežastingumas ir yra, kad tai yra kažkas tavo po kojomis. Taip. Labai gražiai pasakei ir aš galvoju, iš tiesų, čia mūsų nemažai kas
yra norėję ir išvykę po to po mokyklų bėgę, skubėję iš čia. Ir aš atsimenu, mama turbūt irgi juokėsi iš šito, kad mes čia kelios, tik tai svajojom išvažiuoti iš čia kuo greičiau, bet paskui vos ne pirmosios iš savo kartos irgi grįžom. Ir lygiai taip pat gyvenime ir be galo to džiaugiamės. Ir man atrodo, vienas dalykas, kodėl taip yra, tai būtent yra, kad ta aplinka atsimena ir tau leidžia atsiminti. Tai šitai irgi yra, man atrodo, labai svarbu. Tuo labiau, kad aš matau, kad irgi tu labai domiesi ir palaikai etninę kultūrą, ar ne? Tai dar dabar aš galbūt, norėjau iš tikrųjų klausti tokio klausimo, bet tu dalinai jį ir atsakei, bet galbūt atsimeni ką nors iš tokių ankstyvųjų savo kultūrinių patirčių, būtent susijusių su Rumšiškėmis. Galbūt kažkas sukrėtė, gal tiesiog labai įsiminė. Ar kaip tik, kai sakai, norėjosi pabėgti, tai gal to nebuvo? Ne, tas pabėgimas ir buvo būtent dėl tų matyt sąlygų, kad norėjosi turėti galbūt lengvesnį, geresnį gyvenimą, stipresnį gyvenimą, nei kad tėvai tuo metu galėjo turėti arba įsivaizduoti savo. Iš patirčių aš kartais pagalvoju, kad man ir labai pasisekė, ir labai nepasisekė. Aš nelankiau sovietmečių darželio, aš iš karto atėjau į mokyklą. Ir kad nelankiau darželio, reiškia, aš neturėjau tos vaikystės draugų, kurie atėjo jau į mokyklą kartu susiformavę, susidraugavę. Bet aš augau pas babą, kaip mes vadindavome, ir aš gavau turbūt 10-eriopai daugiau, nei kad gavo bet kas kitas iš mano pažįstamų klasiokų, draugų rato. Dėl ko? Dėl to, kad visos tos įžeminimo patirtys, tos šaknų, pamatų, visi šiti dalykai jie atėjo iš babos. Tai ne tik tai giminės istorija, ne tik tai miestelio istorija, tai visi įmanomi išgyvenimai, visos įmanomos detalės, iš kurių susilipdo tas bendras paveikslas, kurį tu po to brandus žmogus pradedi suvokti visiškai kitaip, identifikuoji ten ir savo kažkokį tai, buvimo prasmę, savo randi visą atsakymus į tam tikrus dalykus. Tai tos kultūrinės patirtys pirmiausia ir buvo pas babą namuose, jos troboj, tiek dainuojant, tiek žaidžiant žaidimus įvairiausius. Klausantis babos dainuojančios, nes baba yra dainavusi nemažai dainų. Ir vėliau jau, kada atsirado galimybės, man labai įstrigo, aš buvau berods 5 metų ir tuo metu kolūkio, kolchozo kažkokia berods buvo šventė ir mūsų vaikus kaimynė ruošė ančiukų šokį. Mes šokom ančiukų šokį, aš buvau vienas berniukas, keletas mergaičių. Ir man tai turbūt buvo toks, tuo metu, tame amžiuje, toks šiandienos žargonu sakant, sužvaigždėjimas. Aš pasijaučiau tokiu gražiu, labai svarbiu, nes man visi plojo, aš labai gražiai atrodžiau, aš turėjau labai gražias baltas kojines, trumpom kelnėm šortus, marškinėlius. Ir aš išgyvenau tokią euforiją, kad man po to reikėjo lankyti visus įmanomus, jau mokykloje, visus įmanomus būrelius, muzikos mokyklą, dramos studiją ir ką tik tai įmanoma. Kažką baigdavau, kažko nebaigdavau, bet tai buvo tas, matyt, jau iš karto duotas stimulas, kaip tai gera, kokį tau gerą tą jausmą sukuria. Ir vėliau jau, kai tu renkiesi savo galbūt profesinį kelią, savo darbinių ieškai kažkokių tai pasirinkimų, visi šitie dalykai jie vienaip ar kitaip atsiliepia. Jeigu aš savai įsivaizdavau medikų, tai tuometiniai mokytojai sakė, ne, jokio iš tavęs mediko nebus, tu būsi arba dailininkas, arba kažkas, kas bus susijęs su kultūra. Ir vėlgi, niekada nesakyk niekada, arba kitos ten tos taisyklės, jos taip ir sužaidžia. Visiškai atsitiktinumo dėka įstoju ten, kur baigiu keramikos studijas, vėliau dailės akademiją. Ir netampu galbūt aktyviai veikiančių kūrėjų, dailininkų, bet kultūros vadyba, kultūriniai procesai, įstaigos, jų veikla, jų administravimas, projektų įgyvendinimas, patampa kasdieną, kurią gyvenu ir šiandien. Ir tai atrodo, užpildo tave ir tavo kasdienybėje, ir tavo laisvalaikyje, ir tavo darbuose, ir tavo išvykose, kur bebūtų, tu tampi tokiu aktyviu, kad vertini viską, kas vyksta aplinkui tik per kultūrinę prizmę. Taip, labai įdomu, be galo įdomu, kada visos tos gyvenimo sritys susilieja ir tarsi viena kitą pagrindžia. Dabar mes, aišku, galėtume labai daug kalbėti, man čia be galo įdomu, bet norėčiau pabaigai galbūt paklausti, gal čia ir sunkesnis toks klausimas,
kartais iš tiesų net jei pati galvoju apie tai, gana sunku nurodyti, bet ką tiksliau patartum ieškantiems tos kultūros šiandien čia Rumšiškėse įvairiom prasmėm? Kur ieškoti tos Rumšiškių esmės, šito krašto esmės? Labai sunkus ir klausimas ir ko gero vieno kažkokio atsakymo mes dar ilgai nerasim, nes kiek man tenka keliauti, o šiandien dienai labai daug per mūsų Lietuvos regionus, per skirtingas kultūros ar šiaip bendruomenės, aš vis labiau savo įtikiu, kad ten, kur atsiranda ne tik stiprus, bet labai aktyvus kūrėjas, kad ir vienas kūrėjas, nesvarbu kokios srities, kokio žanro, jis savo aktyvumu gali nuveikti labai daug, jis gali labai daug uždegti akių ir labai daug sujungti rankų į vieną glėbį. Ten pajuda tie ledai, kurie atrodytų niekada negalėjo būti pralaužti. Ko mums čia Rumšiškėse trūksta, man atrodo, mums trūksta kartais matymo to, ką mes turim aplink. Mes galbūt net per gerai ir per daug turime tiek kalbėdami apie gamtinę aplinką, tiek apie kultūrinės parinktis, ar tai būtų etnografijos muziejus, ar kiti dalykai, kurie čia yra, mes ko gero juos nuvertiname arba neįvertiname tinkamai. Gal dar negebama kartais ir panaudoti tam, kad pajaustum tiek savo, tiek galbūt bendrai bendruomenės kažkokį pasitenkinimą, kad štai mes didžiuojamės tai, ką mes čia turime ir ką galime išnaudodami visą tai teisingai padaryti. Vėlgi, gyvenam labai patogioje vietoje. Iš ties. Mums ranka yra pasiekiami didieji miestai, didžiosios kultūros erdvės, įstaigos, festivaliai. Ir su šiandienos žmogaus mobilumu, su jo galimybėmis tarsi ir nereikia labai didelių įvietintų dalykų tam, kad tu turėtum kultūrinį pasitenkinimą, kad tu turėtum kokybišką kažkokį laisvalaikį. Bet visuomet, aišku, norisi kažko, kas vyktų čia, kas būtų čia. O atrasti tą unikalumą, kuris būtų įdomus ne tik tai vietos bendruomeniai, bet kuris galbūt ateityje ir galiotų ir būtų masalų ir kitiems atvykti, pažinti, dalyvauti. Reikia labai daug drąsos, kartais turbūt net ir perlipant kažkam per įvairiausius moralės, įsitikinimų, tradicijų nusistovėjusius aktus, tam, kad tu galėtum sužavėti. Šiandien labai daug kas turbūt yra nugalima būtent va tokios drąsos sužavėti, suintriguoti ir suvilioti darbais. Ačiū tau labai, Edvinai. Iš tiesų labai įdomus daugiasluoksnis pokalbis. Na, o visus šiaip labai norime pakviesti dar kartą atvykti rugsėjo 7 dieną į Lietuvos etnografijos muziejaus prieplauką. Čia buvo Albinas Vilčinskas.